Skaistydė važiuodami pro šalį pamatėme kažkokį autobusą, bet jisai... Einam patyrinėti, kas čia per... Mes kiek žinom, jisai labai įžymus autobusas yra. Pala, bet tu gal pradėk nuo to, ką mes čia veikiam. O mes didelį ratą šiandien darom. Oras tai super dideliam ratui. Nu, tai ką, nuo namų pro Daugus pasiėmėm kavos. Kur toliau? Pivašiūnai, Butrimonis. Pivašiūnai, Butrimonis. Tai čia Pivašiūnai. Bet ir Punę reikia aplankyti. Tas autobusas kažkaip tai stovi. Gal jis degęs? Ne, nedegęs, jisai užrakintas, spirnai kaba. Jis toks kaip pramogų vieta? Nu, jisai kažkokį tai turi ženklą, matai, žiūrėk. Kur žiūrėk? O. Vėliava net yra, jam akmenis sudėta. O, yra apšviesta. Nu, va, išgėrėm kavos tokioj hipiškoj vietoj, visai netoli Pivašiūnai. Šiaip Pivašiūnai toks vienas rimtesnių religinių centrų piligrimystės Lietuvoje. Vat ką žinau, tai ten tikrai sena bažnyčia unikali, apie 200 metų senumo, kur vyksta tokie Lietuvoje garsūs atlaidai. Žinau, mano teta iš Utenos net yra važiavus į tuos Pivašiūnus kažkada. Ir ten, žinai, ką girdėjau, kad yra toks mergelės Marijos paveikslas, kuris laikomas stebuklingu. Kiek buvo gaisrų ir bažnyčia degė medinė, tiek jisai išliko nepažeistas. Tai norėčiau ir aš jį pamatyti, jeigu tik bus atrakinta. O šita vieta dabar nestebuklinga gaunasi. O čia kažkokia hipių vieta, nežinau, toks draivas. Kreizas kažkoks. Gerai, važiuojam lygiai Pivašiūnų. Štai ir atvažiavome Pivašiūnus. Kapinaitės teks praeiti. Bet galėtų visi būti modernesnė, ne? Kodėl? Tai jinai istorinė. Tai kam jai būt modernesniai? Gal čia tas paveikslas ir yra? Matai, ir statuloj, ir plakate. Tai čia ir bus tas paveikslas. Tai pagrindas, va tas paveikslas, ne? Čia gal geresnis ryškumas kalendoriui. Man atrodo, jis toks kaip su metalu padarytas. Taip atrodo bent jau. Paprastą dieną atvažiavus nemiščių laiku, reiškia bažnytėlė uždaryta. Nu, bet tikrai gražu. Nu ką, grįžtam, toliau tęsim. O atlaidus važiuosime rugpjūčio mėnesį? Ne, per daug žmonių. Ne, aš nenoriu miniose. Ne, jeigu jau vienišiai, tai vienišiai. Išpažinti padarytum jiem. Na, aš sąžiningai gyvenu. Savo nuodėmės Pivašiūnai atleistų mums. Thank you.
ką? Butrimonis? Butrimonis Aistyta. Prie ko mes atvažiavom? Prie stebuklingą fontaną. Hipnotizuojančio, kaip vadinama, tai ten žmonės, neinam dabar. Kolbos formos akrilo fontano. Nu tikrai labai gražu. Šoktų ant viršaus. Tai jie tuo išeis, ką mes čia veržėmės. Ką? Ten galėjom nueiti. Oi, kaip gražu. Čia tokia faina vieta atvažiuoti su motociklais. Oi, šlapias. Matas? Aha. Per jį teka vanduo. Tai šita aikštė ypatinga. Jinai yra trikampės formos, kas labai reta Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Tai rodo jos didelį istorinį amžių. Paskui va ten yra akmuo, kurį prieš maždaug 45 metus tik tai iškasė, kolūkyje radė darbuotojai ir va atitempė čia ir jis sveria apie 600 kilogramų ar 6 tonas. Nu, neatsimenu. Neatsimenu. Einu pažiūrėsime šitą medus. Parašyta tikriausiai. O, supynės, va, galima pasisupti. Nu ko, ne pusę puntuko. Pažiūrėk, koks didelis. Puntuko didžioji dalis yra po žeme, todėl jis tikrai labai didelis. Nu, bet jau ne pats didžiausias. Aš tik sėdžiu. Čia įsisupti yra reikia. Buvo parašyta kovojantiems už nepriklausomybę. Nu tai kiekvieną akmenį reikia sugadinti kažkaip. Sugadina, sakai. O kai kulkosniks rado, tai nesugadins būtų. Nu vis tiek čia kur laukuose jisai... Ardama žemę. Kur laukuose jis guli, kur čia miesto centrą, miestelio centrą puošia. Yra skirtumas. Ką savo? Muzikas pamokėlės. Mokėjau kačių maršą ant pianino, visai gražiai groti. Šitie geriau skamba. Čiut ne elektrinis, ne? Nu tai įdomiai skamba. Laidai kažkokie išvedžioti, čia va dviese galima groti. Man čia ta pusė labiau patinka. Čia laidai pririšti, kad nenusineštų tų. Nu, faina, vaikam. Ir
Vykome ir Punę. Kaip? Punioje atvažiavome. Taip. Bažnyčia ten kris. Padaryti. Gražu. Nupjauto žolės kvapas. Nemuno piliakalnis. Kas? Kokio Nemuno? Punios piliakalnis. Prie Nemuno. Prie Nemuno. Čia prasideda Dzūkijos, Nemuno regioninis parkas. Mes čia esam buvom prieš kiek tai metų. Čia buvom kažkokiam festivalį. Mugė buvo, koncertas, pameni, daug žmonių. Kažkas kaip Joninės buvo, bet kažkokia tikrai renginys. Tai va, kalbant apie Punę, tai čia tokia labai stipri istorinė vieta. Užlipsim tuo ant piliakalnio. Bet va, yra viena iš versijų, kad būtent čia buvo Pilėnai. Pameni iš mokyklos skaitytų, kur susidegino. Čia viena iš tų pačių realiausių versijų. Plius čia buvo Vytauto labai mėgstama, Vytauto didžiojo labai mėgstama vieta. Iš čia turėjo kur gyventi, sodybą ar pilį. Na, žodžiu, atvykdavo irgi. Čia pilies vietų jau nėra likę, man negriuvėti. Nu, vat aš nežinau. Čia jo pilis buvo. Piliakalnė kokia? Kad gal ne. Punios piliakalnis. Piliakalnis tai reiškia pilies vieta. Nu, bet čia geriau, realesnė versija, kad čia buvo Pilėnai. Pilėnų pilis. Dar seniau. Nors gal ten laikmetis ir panašus. Vis tiek čia turbūt yra kažkoks istorinis muziejus, kur kažkokių archeologinių liekanų yra demonstravimas. Nu, gražiai tie piliakalniai susijungia. Iš kurios vietos Biloniuką pakeliam? Gal už piliakalnio? Toj pievai už piliakalnio. Ai, už piliakalnio? Taip, tada ir Nemuno kilpos matysis. Nemunas kažkoks žalias. Aukšta čia vieta. Taip, tikrai aukšta. Centras. Yra ypatinga su ja tai, kad miesto herbe pavaizduotas tam tikras šventasis, kuris iš numirusių prikelia kitą asmenį. Va, ant pastato. Einam pažiūrėti iš arčiau, kaip čia atrodo. Labas. Oi, kokių gražių vaikučių. Kodėl kažką čia užsikabinė? Čia mikrofonas. Einam. Nu, einam. Čia jūsų visi? Čia darželio grumbė. Ai. Jaunimas Punios. Tai va, labai retas herbas, labai retas motyvas herbo. Neatsimenu, koks čia šventasis ir koks tas prikeltasis, bet pats faktas toks įdomus. Prikeldavo iš numirusių.
herbe pavaizduota, kaip kažkoks šventasis prikelia iš mirusį žmogų. Važiuosime į Punią prisikelti. Supratau. Kur toliau? Birštonas. Palei Nemuną. Mėginu į Birštoną nulėkti. Gal paplaukėti dar? Gal ir spėsim. Su kokiu laivuku atviestumėm. O būtų gerai. Nu, motociklas tikrai smagiau negu su šiuoperiu važiuoti. Tikras kelių. Šioperis irgi motociklas. Bet čia smagiau važiuojas. Tai motociklėlis viena tolimesnė kelionė. Atvažiavom į Birštoną. Senai planavom. Pasirodo, lygi nuo 10 lygi 7 motociklo buvo. Tai mes davažiavome tiesiai lygi Nemuną. Mėginsime praplaukti. Paplaukite ledą kokį suvalgyti su savo mažiukas. Kas mėgsta ledus, kas nemėgsta. Galėsi už mane suvalgyti. Bet paplaukit būtų faina. Va čia kažkoks laivelis, bet čia privatus. Privatus reikia mums mažesnį laivelį. Užsirakinom, pasilikom. Vis tik gerai, motociklas su daiktadėžėm rakinamom didelėm. Taip, be daiktadėžių. Motociklas be daiktadėžių, tai ne motociklas. Kaip ledai įstyti? Labai skanus. Gaivus tokie. Atseit sveikoliški. Nu, natūralesni. Einam, be mūsų laivas išplauks. Pažiūrėk, kiek žmonių jau. Kiek supratau, valandą praleisime ant vandens. Su ledais priima kas nors? Ne vaikai, tai gal labai nepriterliaus. O į kurį lipsą įstyti? Kuriuo? Gal Kuriuo nori? Filmuoti bus galima? Ką? Filmuoti. Manau, kad jo. Ne problema. O, mažiukas pasirinka tą laivelį. Oi! Rolandukas. Nu tai palauk dar, žmonės ateis kiti dar. Gal tenai? O kaip čia? Arba čia? Laikyk, aš atsiremiu. Kam tu trauki tą savo koją? Gal prisijung paplaukio dabar išplaukio? Gerai. 7 ateikit, turim nemažai žmonių 7. Gėris. Kokį jūs nuostabų darbą turit?
Nu, buvo nuostabus, kada pradėjom, o dabar tik darbas liko. Jeigu jūs į kadrą papulsite, nieka tokia. Pasakysiu per Lietuvos televiziją, galėsite žiūrėti. Taigi plaukiam dabar mes Kauno mariomis. Kauno marių ilgis iš viso 80 km. Prasideda nuo Prienų tilto iki hidroelektrinės, o nuo Birštono iki hidroelektrinės Kauno 65 km. Tai mes dabar plauksim 5 km link Kauno tai Kilpatai ir už 5 km Versnės upė tokia įteka, turi atodangą 32 metrų, kurioje uola išlindus pavadinta Užupio ežeras. Iki Upio ežeros plauksim ir apsisukę grįšim, maždaug valandą laiko užtruksim. Tai čia jau nebe Nemunas, kaip jūs sakėt, Marius? Jūs kalbėkit garsiau, bet čia, žinokit, variklis prie... Čia visiškai negirdėt, ką jūs te kalbat. Klausia, ar čia jau ne Nemunas, jeigu Kauno marios? Nu kaip, Kauno marios tai tas pats Nemunas, tik tai užtvenktas Nemunas. Ai, bet paleidėjau čia Kauno marios. Taip. Birštone. Nu, geras. Čia kada užtvenkė hidroelektrinę, vandens lygis pakilo ties Birštono apie porą metrų. Tai reiškia Kauno marias lygi Birštono. Iki Prienų tilto. Iki Prienų. O Rūkus šmiltai, tai jau jų čia yra, ne? Nu jau dabar jau prieš 6 metus tai dar nebuvo, dabar jau jų kiekvienais metais daugėja vis. O kur motina su vaikais? Tai kur tai žolėse tenai, kur lizde turbūt. Čia žolėse lizdas yra, tai tenai matyti. Išėjai įsiveda, pamaitina ir vėl jie atgal į žolės tenai eina. O tėvas dižuruoja, kad niekas O neateitų. tėvas tai taip, konkurentus nuvaiko. Tai kaip, Aistyte, pasiplaukiojimas tau? Fantastiškas. Labai patiko. Neįjungiai. Ką? Neįjungiai. Nuostabi pramoga buvo. Patiko? Labai. Kaip yra tiesa, valandą laiką praleidom. Oi, labai nuostabiai. Pameti laiką. Laiko jausmą, toks amžinybės plaukimas. Labai patiko. Ir tokių pramogų. Dabar lipsim aukštyn. Varysim į aukščiausią Lietuvoje apžvalgos bokštą. Aš skrisiu. Tu skrisi, aš lipsiu. Lipame į bokštą. Čia nereik nei į bokštą lipti, jau pasižiūrėk, lipam kokią aukštį.
Koks grožis užlipus ant Birštono apžvalgos bokšto. Matosi kilpos. Ir ką mes ten turime apačioj? Ten ruoniukas. Jėga, vaizdai jėga. Birštono bokštą. Kaip įspūdis atsitinka po Birštono bokštą? 10 iš 10. 10 iš 10. Dar sykį norės atvažiuoti? Gal kada? O kada reikės? Yra kitų vietų. Gal kada pasiskelbti, kažkas dasijungtų prie mūsų dar? Būtų smagu. Nu ką, karpis įpusėtas. Gražus akcentas pabaigai šios dienos.